Labą dieną, labas vakaras. Mano vardas Jūra, aš esu alkoholikas. Atrodo, taip sėdėjau patogiai, o dabar taip nelabai kažkaip. Nu ką, ačiū, kad pakvietėt. Tokia malonė šitą. Ir aš pasistengsiu pasidalinti savo patirtimi ir gal kas nors išgirs, ką nors tokio naudingo ir gero iš mano pusės šitą. Mano vardas Jūra, aš alkoholikas, aš iš Kauno, iš esmės gimiau tai Trakuose, bet buvau atvežtas ten 1 ar 2 metukų į Kauną ir pragyvenau Kaune visą gyvenimą Brazilikoje. Čia Žaliakalnį, kas iš Kauno, tai žino tą rajoną ir viskas. Ką galiu pasakyti. Iš pradžių papasakosiu apie save, reikia tokia įvada, kaip aš dasiritau iki šito gyvenimo, kaip atsitiko, kaip buvo, kaip viskas taip toliau ir šitą. Mano vaikystė, jaunystė buvo, kaip pasakyti, tokia pati kaip mano amžiaus visų mūsų tų tarybinių žmonių. Nebuvo tokio labai pritekliaus, labai didelio, viskas taip toliau. Bet mes nagrinėjome su Alfa, mes nagrinėjome. Mano iš karto noriu pabrėžti, kad aš ne iš alkoholikų šeimos. Mano mamos aš niekad nemačiau girtos, patėvį mačiau, mane patėvis augino, tipo augino, viskas ir taip toliau. Tai aš to alkoholio labai taip ir nemačiau, kad mane taip suptų aplinkui. Ten vyrai gatvėje, mūsų tas Skersgatvis buvo, tai matėm, kaip jie išgerinėjo viskas ir pas mus buvo vienas ten tikras alkoholikas, mano draugelio tėvas, kurį mes matėme girtą. Tai toks mano tas šitas ryšys su jaunystės to alkoholiu. Nemačiau aš ten to alkoholio, kad ten, supranti, kad tėvai būtų, kaip kiti pasakojo, suprantat, viskas taip toliau. Dar aš taip jau nagrinėjau, analizavau savo visą gyvenimą, sako, alkoholikai prasigeria, mes pasidarome tipo alkoholikais, kad neturėjome meilės ten, žinai, vaikystė arba jaunystė, meilės trūkumas arba viskas taip, nesąmonė. Mes su Alfa nagrinėjom ir jisai buvo apsuptas meilės ir aš buvau apsuptas, aš sakau, Dieve, sakau, kiek mama stengiasi. Aš buvau, mano mama mane pagimdė labai vėlai, ta prasme, ten 37 ar kelių metų, tai aš buvau vienas vaikas. Nebuvau išlepintas, kaip gali išlepinti tą vaiką, ten, žinai, tarybiniais laikais, tai ten nebuvo tokio, žinai, tokio dalyko viskas, bet aš buvau apsuptas. Paskui, beanalizuodamas savo tą gyvenimą, savo jaunystę, vaikystę, tai supratau, kad tikrai mama stengiasi, viską darydavo, kad aš tikrai gyvenčiau normaliai ir būčiau ir aprengtas, ir pramogos būtų šiokios netokios, ir sportavau, ir viskas. Ir vaikas aš buvau toksai gan geras. Bet, čia prieš porą metų mano alkoholizmo istorija buvo perrašyta. Mes su pusbroliu, kada buvom kalbėję, supranti, sako, tu prisimeni, kaip tu prisigėrei 5 klasėje, aš buvau užmiršęs, aš vis galvojau, kad aš, ne pirmą, o taip, kada prisimenu, kada prisigėriau, tai buvo 9 klasėje, pasirodo ne, pasirodo tas įvyko kokioj 4, 5 gal klasėje. Mūsų gatvėje ten vyrukai gėrė viskas, o mes vaikai žaisdavom, bakūrai ten kažką, mes, žinau, kaip laukia. Visas gyvenimas praeidavo, viskas ir taip toliau. Ir mes prisimenu, atbėgom į tą tokią, halabudą, bisetką, kaip ten pavadinsi, nepagadinsi. Ir ten vyrukai buvo kažką palikę, ten lašinių, dešros ir biskį šnapso. Jie išėjo kažkur, nežinau kur, bet jų nebuvo. Ir mes bakūroj pribėgom, kas už dešros, kas už lašinių, viskas. O ką galvojat, ką aš grėbiau? O aš grėbiau, buvo stiklinė, toks stakanas buvo, ten neprisimenu koks, bet ten buvo likę degtinės, turbūt pusė stiklinės, ir aš įkaliau.
Nu, man lašinių nereikėjo ir dešrų, aš įkaliau šnapsu. Ir buvau visiškai girtas ir man pusbrolis pasakė, sako, kad, sako, mane paskui mama vedė ir koliujo, sako, kaip aš čia, kaip čia taip įvyko ir viskas toliau. Tai vat man atrodo, kad nuo to laiko ir perbėgė visi mano saugikliai. Aišku, tas vienas kažkoks saugiklėlis laikėsi ten, prisimenu, antras iki aš kada prisigėriau, tai buvo jau 9 klasiai. Mokiausi, viskas buvo gerai, viskas ten buvau ten prie tų pirmūnų, viskas. O paskui, kada jau baigiau mokyklą, jau sukako ten, kiek ten buvo man, 17 metų, 18 jau, 17, aš baigiau mokyklą 17, mes tada 10 metų mokėmės. Ir šitą, nu ir viskas, laisvė, jau gali ką norėti, aš institutą neįstojau, nuėjau dirbti, jau atsirado savų pinigų, atsirado laisvė ir jau prasidėjo. Ir nežinau, mane nuo vaikystės, kas, nu kaip aš gyvenau ten ir supranti, beanalizuodamas save, visą laiką mane trukdė toksai self-esteem. Daiva, kaip self-esteem lietuviškai? Savęs įvertinimas buvo labai žemas. Labai žemas buvo. Visą laiką pas mane buvo kažkokie kompleksai, aš toksai dėl tos, supranti, dėl tos lūšnos, kurioje gyvenau, dėl to nepritekliaus gal, viskas taip toliau. Ir supranti, ir visą laiką tas mane gal slėgė ir taip toliau. Ir, nu, ir visų kompleksų, aš buvau toksai kompleksuotas, nors, nu, man taip atrodo, šitą visą savo tą vaikystę, nors buvau naglas ir ryžtingas ir man nereikėjo ten, supranti, labai kažką ten stengtis arba kuklintis dėl kai kurių žodžių ir dėl viso to šitą. Nu ir ką prisimenu, pradžia to susipažinimo su alkoholiu. Ir kada aš įkaldavau, tai viskas, mano būsena, mano galvosena pasikeisdavo ten 180%. Aš buvau ir gražus, ir turtingas, ir visko, ko tik tai man reikėjo, man davė šnapsas tada. Viskas. Taip apsisukdavo mano protas, kad suprantat, aš jau tada buvau, labai man tada gerai būdavo ir va ta būsena man, nežinau, buvo su nieko nepakeičiama. Ir tas tęsiasi. Jau kaip susipažinau, kaip pradėjau, po trupučiuką, iš pradžių tai mes kaip... Nu, aš negerdavau po trupučiuką, kaip kiti sako, pradėjau ten nuo alaus, nuo vyno bokalo, ne, taip gražiai, kultūringai gerti, ne. Man visą laiką patikdavo stipriai gėrimai ir man patikdavo poveikis. Šnapso įkali, viskas galva apsisuka ir viskas labai gerai. Nu, aišku, kai nėra šnapso, tai tada vynelio galima, bet įkalt, nemėgautis to gėrimo, o gert. Ir tas visas, tas tęsiasi ir iki armijos. Nu, ką galiu pasakyti, 19 metų bešvesdamas, 19 metų restorane, prisimenu, šitą vakaras toks restoranas buvo, tai aš jau, mano gimtadienis kovo 12, tada buvo labai daug sniego ir viskas toliau. Tai 19 metų aš jau per gimtadienį, aš jau gulėjau, mane draugai ten tempė, nešė į taksi kažkur, o aš jau buvau smigęs. Viskas, smigęs, lūžęs. Gimtadienis jau nuėjo, viskas, tai aš geriu. Tai vat nuo to jau, skaitykit, jau viskas. O po to ten, aišku, draugai, viskas ir taip toliau. Aišku, aš to pats nepastebėdavau, nes aš kaip gėriau, tai, nu kaip man atrodė, kad, nu ką aš žinau, nebuvo su ko palyginti, žinai, jeigu prisigeri, tai atrodo taip ir gerai, tai dėl ko gert tada. Gert reikia dėl to, kad prisigert, supranti, kad lūžti ir viskas ir taip toliau. Aišku, kada jaunas ir taip toliau, tai, supranta, tai sveikata dar geležinė. Tai dar nereikėdavo ten atsikeli, pasipurti ir eini į darbą ar dar kur nors ir viskas ir taip toliau, dar nereikėjo tų pachmėlų,
dar nereikėjo kratytis ten labai taip stipriai, viskas Dievas kažkaip padovanoja sveikatą, tai nebuvo tokio viskas. Nu, po to aš atitarnavęs iš armijos grįžau, jau apsiženijau, pirmas vaikas, dukra gimė ir viskas toliau, tai kokios bebūtų šventės, tada tai šventės būdavo, tada tai nebuvo tokių, mes visi buvom jauni, tėvai sveiki, gražus, irgi jauni palyginus ir suprantat, tai nebuvo jokių, tai visą laiką šventėm šventę, kaip sakoma, visą laiką tas gera nuotaika, o jeigu buvo blotaika, tai užpili akis ir viskas pasidaro gerai. Tai va gyvenimas mano slinko ir aš gėriau. Ir aš gėriau. Daug. Daug. Nu, nepaisant to dar spėjau, žinot, kaip mes visi alkoholikai, mes gabus ir talentingi, tai spėjau dar ir ten institutus kažkokius pabaigti. Ir liktai ir darbą įdavau visą laiką, bet alkoholizmas yra kaip tas eskalatorius, kuris leidžiasi visą laiką žemyn. Jeigu jis eina žemyn, tai jis visą laiką ir eina. Tu gali ten porą žingsnių viršų biskį pabėgti viskas, bet vis tiek ta liga tempia tave į tą dugną. Aišku, aš to nežinojau, aš to net nesuprasdavau ir suprantat, aš aplamai nežinojau, kad alkoholizmas tai yra liga. Ir nieks nežinojo, kas galėjo žinot. Mūsų visuomenėje net nebuvo tokios savokos, visą laiką tokių ar valios neturi, ar dar ko nors, ne. Čia tik tai ateidamas į anoniminis alkoholikus, aš ne tai, kad supratau, o man pateikė, ta didžiulė buvo žinia, kuri mane tarp kitko išlaisvino, trupučiuką nuo mano tų minčių, kad alkoholizmas tai yra liga, o jeigu liga, tai reikia su ją kažką daryti, kažkaip gydytis ir kažkaip kovoti ar kažką daryti su tą ligą. Tai to aš nežinodamas, begerdamas ir aišku, šeimoje santykiai buvo irgi nekokie, mes dviese su žmonelė pagerdavom labai stipriai, taip toliau. Ir, aišku, tą matydavo visi aplinkiniai, mano uošvienė amžinatilsį, mano mama, jie aišku pergyvena. Mūsų alkoholizmas, Daiva mėgsta tai pabrėžti, ir knygoje yra tai parašyta, kad supranti, mūsų alkoholizmas pereina per mūsų artimiausių žmonių gyvenimus kaip uraganas. Mes ne tai, kad griauname savo gyvenimą, nors mums man atrodo, kad mes negriauname, mes tik geriam ir viskas taip toliau, bet mes griauname, mes paveikia, mūsų alkoholizmas paveikia ir gyvenimą visų mūsų aplinkinių, o labiausiai artimųjų žmonių, ką jie pergyvena, matydami savo irgi, tą prasme, artimą žmogų, mane, kaip aš geriu, kaip aš klimstu į tą liūną ir nieks nežinojo, ką daryti. Ir galų gale aš dasigėriau iki tokio, mano paskutinis gėrimas, tai turiu būtinai, gėriau aš daug, viskas buvo visokių nesklandumų, viskas ir taip toliau, bet vis tiek, apart, kada nustoji gert, tie laikotarpiai tokie, aš gerdavau ne kiekvieną dieną, aš gerdavau, aš toks maratonininkas, kaip vadinasi, aš jeigu pageriu ten 3-4 savaičikę dienas ant pačio galo, tai savaitę, tai supranti, paskui man reikia kratytis porą savaičių, paskui atsičiūchinti dar mėnesį, o paskui vėl ta pati dainelė vėl prasideda. Tai per tos pusantrų maždaug mėnesio, mėnuo, 2, suprantat, iš pradžių tie laikotarpiai tai buvo kažkaip ilgesni, kada prisisuotinimai iki čia. Tai per tos dalykus aš ten aš baigiau ir magistratūrą, įspėjau pedagoginį pabaigti ir darbą gauti ir dirbą mokytojų pagaliau. Ir dirbau aš mūsų Ąžuolo mokykloje mokytojų šitą. Bet, ką aš norėjau pabrėžti, kad kokiais 97 metai, kada aš jau priejau liepto galo, kad aš nežinojau jau ir ką daryti,
nu, jau aš tada buvau, jau aš tada pajaučiau, kad, nu ne tai, kad pajaučiau, ten buvo akivaizdu, kad mano gyvenimas yra nepavaldus ir kad mane alkoholis taip žudo, kad suprantat, kad jau man trukdo ne tik gyventi, egzistuoti ir taip toliau. Ir aš kažką pradėjau, galvoju, daryti. Galvoju, ar koduotis reikia, ar su ampulėm. Aš girdėjau apie tas, aišku, apie anoniminius aš nieko negirdėjau. Nors įsivaizduojat, kokiais 96 metais, tai čia buvo viršūnė mano to alkoholizmo, kai aš niekur nedirbau, kaip aš buvau ten žmonos išlaikomas ir paprasčiausia toksai negeriu, kažką padarau, ten strojkiai dirbau, va ten, supranti, kaip nueini padirbi, ten gauni babkių, supranti, paskui gali gert, kažką egzistuoti ten tą gyvenimą ir viskas ir taip toliau. Po to va tas va buvo viršūnė. Ir aš prisimenu Kauno dienoj, buvo, nežinau kaip tas laikraštis, čia buvo turbūt Dievo pirštas, bet kuriuo aš nepastebėjau ir nepamačiau. Buvo 5 kampas, va tada Kauno dienoj, dar anoniminiai alkoholikai neturėjo ten savo tokios spaudos, kaip dabar va turi ten va visą tą, nu, tą, kaip čia pavadinti, tą žurnaliuką ir viskas, o tada spausdino vienas puslapis buvo taip Kauno dienoj. Ir aš skaičiau nuo iki perskaičiau, kaip man viskas tinko, ten buvo žmonės rašė savo istorijas, kažką ten rašė, bet aš prisimenu, viskas man tiko. Aš buvau labai taip, skaičiau blaivas, be abejo, o gal pusgirtis, nežinau, neprisimenu to momento, bet aš skaičiau, kad aš tada galvoju, kaip man viskas tinka, kaip viskas ten yra man, grinai man. Bet ten turbūt apačioj buvo kažkur telefonas, jeigu jūs turite problemą, skambinkite. Aišku, aš to telefono nemačiau. Ir mano dar tas va gėrimas ir mane alkoholizmas dar tempė į mano taliūną dar 5 metus, turbūt tikriausiai. Bet aš jau kažkas 97 metais jau aš negalėjau taip gyventi, nuvažiavau į Baltarusiją pas Uošvienę ir sakau, darom, kažką darom, nežinau ką, nes aš jau negaliu ir viskas, tai jinai taip apsidžiaugi, prisimenu ir mes sako, tai gal koduotis, tada tik tokios priemonės egzistavo. Bet aš kažkaip kodavimu, nes aš buvau nuo rūkymo užsikodavęs, tas neveikia, tai aš šitą nutariau vaistų pagalbą. Aš visą laiką tikėjau vaistais, mes nuvažiavom kažkokie psichodispanserį pas kažkokį gydytoją, davėm ten pinigų, viskas taip toliau. Ir man, prisimenu, prirašė kažkokius prancūziškus vaistus, pavadinimą prisimenu, Esperal vadinosi. O kadangi man prancūzų kalba labai patinka, tai jau viskas man tie vaistai. Ir su tom ampulėm į užpakalį, suprantat. Ir viskas. Ir jau aš tipo sveikas ir taip toliau. Bet mano noras buvo toks didžiulis negert, kad, suprantat, mane ten, neužkodavo, tų vaistų prileido ir ten, nežinau, tą metam laiko. Ir aš kaip dabar prisimenu, Liepos 20 dieną, tai tas procesas visas vyko, viskas taip toliau. Geriu aš tos vaistus ir man kaip ranka nuėmė, nenoriu nei gert, nei nieko ir viskas ir taip toliau. Ir paskui, suprantat, kaip metęs gert, jau radau darbą, mane priėmė į mokyklą, dirbti mokytojų, suprantat. Viskas ir taip toliau, paskui nuėjau į tos kursus, magistratūros, ten viskas pradėjo sektis. Ir aš dabar tuos metus jau nieko negeriu, viskas taip normaliai praeina metai, aš jau toks visas, toksai išsiblaivęs, viskas mokykloje sekasi gerai, puikiai dirbu, viskas taip toliau ir galvoju, nu ką, jau ateina Liepos 20, tai reikia biskį palaukti, įsivaizduoju, tai reikia biskį palaukti, bet aš jau per metus man patiko negert. Bet vis tiek, va tas, va, supranti, alkoholizmas tai sėdi mano sieloj, mano smegenyse, supranti, tai aš negaliu, kaip čia aš galiu, metus prakentėjau, supranti, pratempiau tą gumą, viskas ir taip toliau, tai dabar galvoju, dabar jau šnapso aš negersiu, dabar jau gersiu tik vynelį. Jau viskas, išsirinkau aš savo vynelį, vėl prancūzišką, Chardonnay, suprantat, vėl prancūziškas pavadinimas, viskas gražiai skamba, geriu tik Chardonnay, supranti, po Esperalio, viskas puikiai, viskas labai gerai ir ką aš noriu pasakyti, ir man sekėsi.
Aišku, čia, kaip mes dabar žinom, tai čia buvo gumos tempimas, supranti, vad guma tempi, nežinai, kada jinai iššoks. Nu ir kada jinai iššoko? Jinai iššoko 2001 metais, po 4 metų. Supranta, kada aš jau prisimenu, kada mums diplomus įteikinėjo ten Vilnius pedagoginė, supranti, nu ir mergom sakau, viskas, sakau, dabar jau man statykit dabar ten Finlandija, šnapsas buvo, ar švediškas, kaip jis vadinasi, aš mišau pavadinimus jau šitą ir sakau, ir gersiu. Ir vėl aš grįžau ten, kur buvau. Į tuos 5 metus atgal, 97, 4 metus. Suprantat, viskas taip toliau. Vėl tas pats, vėl aš prisigerdavau, vėl... Ir iš pradžių aš kažkaip prisigėriau, tas mane taip labai, nelabai mane taip trukdė, bet galvoju viskas taip toliau. Bet po 3 karto, prisimenu, buvo spalio mėnuo, kada aš jau prisigėriau ir man reikėjo pirkti biuletenį, nes aš negalėjau į mokyklą. Pirmą kartą ten per 5 metus darbo mokykloje, man reikėjo pirkti biuletenį. Dėl to, kad aš prisigėriau, negalėjau į darbą, kaip tu į darbą nueisi, aš ten mirdavau, viskas taip toliau. Ir aš jau pats atsičiūkinti negalėjau, tai aš turėjau tokią draugę, medsesuo, jinai šitą tai ateidavo į namus su tom visom IV, su tom lašalinėm visom, ant sekcijos pakabina, supranti, aš atsičiūkinu ir jau viskas, jau galiu, toliau galiu gyventi, viskas ir taip toliau. Nu ir galų gale, o mokyklo dirbu, viskas normaliai, tai va čia spalio mėnuo, paskui aš prisigėriau per naujus metus, aišku, 2 mėnesiai praeina, aš vėl geriu to pačiu tvarkaraščiu, kas 2 mėnesiai, kas pusantro, suprantat, vėl viskas grįžo, vėl viskas tas pats per tą patį, vėl aš ten į eglutę nenuėjau, jau mokykloje pavaduotojui, aš sakiau, kad aš kažką laidojau, jau įsivaizduojate, įsisukinėt. Bet tada man kažkaip praėjo, kadangi mane 5 metus ar 4 matė, puikiai dirba žmogus ir viskas ir taip toliau, tai nėra pas juos irgi jie, išėjo taip, aplinkybės išėjo apgauti visą sistemą mokyklos kabutėse. O vasario mėnesį įvyko didžiulis vasario mėnesį aš rašiau ten programą tokia su danais, mes pradėjom ruošti ten viskas ir taip toliau ir mane direktorius pakvietė pas save į kabinetą ten apsvarstyti, nes jis irgi turėjo važiuoti į tą Daniją su mumis, aš buvau projekto vadovas ir viskas. Ir aš ateinu pas direktorių į kabinetą ir be vieno žodžio, kaip tokį sutiko ant alaus pavadino. Ir jis man tik tai mirktelėjo, sako, tipo, taip, aš sakau, jo. Jisai suprato, kad man reikia, aš buvau iš pachmielo didžiulio, bet kažkaip dar, žinai, pirmom dienom, kada eini, tai dar gali egzistuoti ir viskas ir taip toliau. Ir mes direktoriaus kabinete dviese, sekretorė atnešė, vis turėjo kažkokią bonką, nežinau, konjakų kažkokio tauraus gėrimo tipo. Ir mes prisigėrėm su juo ant tiek, kad jį išvežė su taksi, o aš ėjau su savo portfeliuku į mokyklos kiemą, griuvinėjom vasario mėnuo. Baisu buvo, baisu. Ir nežinau, po to aš pirmadienį, aš vos, tai čia buvo ketvirtadienis, kaip dabar prisimenu, pirmadienį aš atėjau. Ir jau tada mano buvo, aš tada jau pasiekiau tą dugną, taip vadinamą tą dugną, apie kuriuos mes visą laiką kalbame. Aš noriu pabrėžti yra 3 tipai dugnų, įsiterpsiu į savo tą alkoholizmo istoriją dugnas. Vienas dugnas yra, kada, suprantat, būna, kada žmonės prisigeria, geria taip, kad, suprantat, sveikatą šlubuoja ir jie jau negali gerti, nes jeigu išgersi, mes matėm daug tokių yra pavyzdžių visokių, taip toliau, ten cirozis, kepenų, viskas, kada gydytojai sako, negalima gerti, jeigu gersi, numirsi. Tai čia vienas iš tų dugnų, kada žmonės kai kurie nustoja gerti, tas tipo padeda, suprantat, tų yra, kurie lyga yra ant tiek baisi, kad, suprantat, jie negali nustoti, žinodami, kad jie numirs, vis tiek jie geria ir miršta. Matėm labai, aš mačiau daug tokių pavyzdžių, mes visi tokių matėm pavyzdžių, tai vienas dugnas toksai,
kada toks medicininis, fiziologinis viskas toliau. Antras dugnas, kada žmonės geria, dasigeria, prageria ir šeimas, ir namus, ir kaip mes sakome, atsiduria prie konteinerio, kada ar po tiltų, pavadink kaip nori, kada viską prageria ir jau pasidaro ir benamiais, arba ir dar ne benamiais, nueina ten gyventi nežinia kur, kaip kada va, viskas va toks va. Tai yra va toks, viena, čia yra dar antras toksai dugnas mūsų alkoholizmo. O trečias dugnas yra, kada žmonės turi, va, mano atveju buvo, kada aš turėjau ir butą, ir mašinėlę kažkokią, ir mylimą darbą, kurį darbą jau kaip išventė viskas. Ir dar, nu aišku, gal šeimos santykius buvo pragėręs, šiaip ne taip, suprantat, buvo pašlyje. Bet iš esmės, va taip iš šono pasižiūrėjus, viską žmogus turi, bet va tas vadinasi moralinis dugnas. Kada tavo sieloj, kada va čia va atsidaro tokia skylė ir kol geri, tai jau užpildai to šnapsu ir tada pasidaro geriau, o kai negeri, va ta skylė, kuri yra nieko neužpildoma. Tai va tas va yra trečias būdas moralinio dugno. Tai va mano atveju buvo tada va vasario mėnesį, suprantate, jau toks, jau aš pasiekiau, nežinau, aš jau prisimenu spalio mėnesį, aš jau galvoju, aš grįžau ten, kur aš buvau, aš vėl taip pat geriu, kaip geriau ten prieš tiek metų. O jau tada vasario mėnesį aš galvoju, viskas, jau kažką man reikia daryti. Ir mano draugelis, toks Valerka, jisai prieš tai mane kvietė, sako, einam, ten toks būrelis, ten toks viskas, ten taip toliau viskas, tai aš sako, aš pats. Ir visą laiką, o kaip mes pasakome, aš pats, tai Dievas nesikiša, Dievas mums nepadeda, jeigu mes patys. Dievas tik padeda tiems, kurie patys savo padėti negali. Ir kada aš jau vasario mėnesį paprašiau, kad sakau, jau nežinau, paskambinau jau, sakau, Valerka, aš taip žiauriai norėjau negerti, kad sakau, Valerka, vesk mane bet kur tik tai, kur eisiu ten, bele kur. Bele ką darysiu, kad tik negert, kad vėl negert. Aišku, ir tai buvo antradienis, vasario 26 dieną, kaip dabar prisimenu, 2002 metais aš atvėriau anoniminio alkoholiko duris. Grupė Ramybė, Kaune, ant Milikonių kalno, Gražina įkūrėja, visi iš Lietuvoje pažįsta, daug kas va įkūrėjo tos grupės, aš atvėriau tas duris antradienį. Ir žinot, man, aš klausiau, aš nesakau, kad aš iš karto ten reikėjo prisistatyti, aš esu alkoholikas, man alkoholikas tas va, labai skambėjo, labai negražiai. Nu kaip čia taip alkoholikas, alkoholikas, va tas žodis, va. Tas žodis tai, nežinau, pjovė, mano ausis pjovė, nežinau, siela mano pjovė, nežinau, mano viską aš negalėjau, man labai buvo taip sunku, bet aš sakiau, kad aš esu alkoholikas, va prisistatyti, kada reikėjo viskas. Ir prisimenu per pirmą tą susirinkimą, va, sveikinu va, tą merginą, kurie atėjo šiandien pirmą kartą, suprantat, va tas va, ta šiluma, va, tų žmonių aplinkinių, ant Zumo aš nežinau, ant Zumo gal ir nepajausiu to šilumos, nors aš jums siunčiu, aš jūs visus myliu, aš noriu, kad jūs tik tai negertumėte, su jumis viskas gerai. O aš tą vat pajaučiau, tą atvirumą, per pirmą susirinkimą, atvirumas, klausykit, pasakojo du vyrukai, ten prisimenu, Rimas ir Valdelis pasakojo savo istorijas, galvoju, Dieve, ką jie pasako, kaip jie čia viską taip nuoširdžiai, su tokiais niuansais, suprantu, tokiais niuansais, kurių mes nenorim, kad išgirtum, tu nenori, kad, supranti, aš gulėjau apsimyšęs krūmuose, o aš gulėjau, supranti, bet aš apie tai nepasakosiu, nu kaip čia tada, o dabar jie šneka ir taip toliau, ir viskas taip normaliai ir taip toliau. Ir man viskas, aš prisimenu, man viskas prigijo, man nebuvo jokių ten prieštaravimų, jokio nieko, aš labai norėjau negerti. Ir aš ką dariau pusę metų, vat mane Gražina vežiojo, kiti vežiojo irgi per visus susirinkimus. Lietuvai buvo tada lengva labai susirinkimų, nors kiekvieną dieną gali eiti ir gali ką nori ir daryti. Supranti, tai aš eidavau į visus, kur tik tai mane vedė, ten aš ir ėjau. Ir nieko nesipriešinau, nieko nesiginčinau, nieko. Liepė daryti ir dariau, nes buvo labai didžiulis man noras negerti.
Nu ir tas man, tas man padėjo. Aišku, apie jokius žingsnius ten nieko nesuprasdavau, viskas aš tik klausiau, skaičiau ir taip toliau. Ir po to aš 2002 metais atvažiavau į Ameriką jau čia. Amerikoje suradau šitą grupę mūsų Viltis. Pradėjau lankyti, aišku, su mūsų darbais neišėjo taip labai greitai, taip toliau. Ir prasidėjo mano sveikimas. Aišku, mano sveikimas nebuvo iš karto toks, kad aš iš karto nėriau į programą. Aišku, aš skaičiau, bendravau, lankiau, ne taip dažnai kaip norėtųsi su mūsų darbais, viską taip toliau. Po kiek laiko, nesakysiu, aš susiradau, paskui aš supratau, kad aš nieko absoliučiai neprogresuoju ir man nėra taip gerai. Sielų aš grįžau, kadangi aš nieko nedariau, aš nedariau programos, aš nedariau tų žingsnių, viską toliau. Tai aš suradau savo dabartinį, jau nežinau kiek metų, ten apie 20 metų, nežinau, 19 metų, mano globėją Gintarą iš mūsų grupės ir mes po šiai dienai mes pradėjom daryti žingsnius. Ir aš galiu visiems pabrėžti, tas yra viena iš svarbiausių dalykų mūsų sveikimo. Be žingsnių nieko negali. Tu būsi toksai sausas alkoholikas ir nieko su tavim neatsitiks, jokio nebus progreso. Nu ir ką mes pradėjom? Ir pradėjom tą visą programą, aš tada išgirdau pirmas žingsnis, prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir mūsų gyvenimas yra mums nepavaldus. Aš cituosiu taip, kaip aš prisimenu, viskas ir taip toliau. Man pirmas žingsnis visą laiką niekad neskambėjo tos dvi dalys, kad pirmas žingsnis iš tų dviejų dalių susidaro ir viskas taip toliau. Ir ką noriu pabrėžti, kad pirmas žingsnis visur yra kalbama. Pirmą žingsnį turi padaryti 100%. 100%. Jeigu prisipažinai, kad esi prieš alkoholį, tavo negali, taip kaip mes sakome, prisipažinau, bet dar kažkokia langas biski, taip reikia uždaryti tą duris iki galo, 100%. Nes nuo šitas žingsnis yra pamatas, pats pagrindinis, tie pirmi 3 žingsniai, bet šitas žingsnis yra be jo. Jeigu dar kokios nors mintis galvoj bus, kad tu esi dar, gal aš taip nenusigėriau, kaip mes klausom savo istorijų čia iš visų kitų, man dar taip nebuvo, aš dar nebuvau ten taip, arba dar anaip, aš dar neturėjau tų DUI, policija dar nepagavo su mašina bevairuojant, pagaus, pagerk ir pagaus, kaip sakoma. Irgi viskas laiko klausima, nes alkoholinas yra progresuojanti lyga. Tai aš tą prisipažinau 100% viskas ir pradėjau tvarkyti savo gyvenimą. Antras žingsnis, aš nebuvau iš religingos šeimos, taip, kaip nebuvo tas man įdiegta ten ta Dievo savoka. Aišku, Dievas, kaip mes visi, gal ir galvojau, kad Dievas kažkur egzistuoja, kažkas yra su juo, bet man nebuvo jokio ryšio, nei dvasinio, nei fizinio, viskas taip toliau. O antras žingsnis, kad įsitikiname, kad tik stipresnė jėga gali mums padėti. Man buvo tas laikotarpis, kada dėka šio žingsnio, kada aš nusileidau ant žemės, tvirtai nusileidau ant žemės ir kada aš supratau, kad kiek aš bandžiau visokių būdų, visokių tų vaistų, pašalinių žmonių pagalba, viską, man nieks nepadėjo. Ir man padėjo tik tai Dievas tuo metu, kada aš jau numečiau tą baltą rankšluostį ir kada aš to tik tai įsitikinau viskas. Ir tas dalykas man buvo labai geras, kada per tą laikotarpį aš jau Dievui aš buvau atvėręs duris į savo gyvenimą, viskas toliau, bet ne iki galo, dar taip, kažkaip, taip nebuvo taip tvirtai viskas taip toliau. Tai kada bedarydamas, kaip eidamas per tą žingsnį,
jau tada aš įsileidau Dievą į savo gyvenimą ir Dievas pasidarė aukštesnių jėga, pasidarė, mano atveju Dievas pasidarė mano, nežinau, mano kaip draugas, mano kaip mokytojas, mano viskas. Jau Dievas buvo įleistas į mano sielą, į mano gyvenimą. Ir tada man buvo trečias žingsnis, man buvo daryti daug lengviau, kad aš nusprendžiau pavesti visą savo gyvenimą Dievui arba aukštesnė jėgai, kaip aš suprantu, valiai ir globai, va tai žingsnis. Kad viskas nieks nuo manęs, per trečią žingsnį, nieks nuo manęs nepriklauso, aš bandysiu čia, galėtų tu mane sustabdysi, kada reikės, gerai? Dar kokias 5 minutės, Jūračkai, paskui jau Zakruk leisi. Gerai tada. Matai, aš taip galvojau, kad 3 valandų turbūt reikia. Trečias žingsnis man buvo trečias žingsnis labai yra svarbus, kada atidaviau visą savo gyvenimą Dievo tas globai. Tas viskas, tas man buvo labiausiai. Toksai prašviesėjimas mano galvoj, mano gyvenime ir aplamai labai svarbus buvo tas žingsnis. Toliau šitie 3 žingsniai, kai padarė mūsų namo, kaip mes sakom, mūsų blaivybės pamatą, didžiulį pamatą. Ir ant to pamato mes paskui pradedam statyti savo namą ir viskas ir taip toliau. Paskui ką galvosi. Aišku, nėra laiko dabar praeiti per visus tos 4., 5. žingsnis, tai čia yra kaip savęs pažinimo žingsnis arba išsivalyti savo visus namus. Suprasti, kas tu toks esi. Viskas čia labai toksai žingsnis, kurį aš dariau ne tik su globėju, dar su dvasininku, su amžinatilsiu kunigu Saulaičiu dariau, nes man to reikėjo. Ir tas dalykas padėjo mano globėjui geriau suprasti mane. Supranta, tas žingsnis daromas ne tik man, supranta, kad aš išsivalyčiau savo namus, bet ir kad globėjai žinotų, kaip padėti tau. Toliau 6., 7. žingsnis, tai žingsnis apie mūsų būdo trūkumus, viskas taip toliau. Mano didžiausias trūkumas ir mano didžiausia buvo yda, kuri kaip raudonų, taip per mano gyvenimą tai buvo baimė. Visą laiką kažko bijojau, viskas ir taip toliau, su tuo dirbau toliau. Toliau 8., 9. žingsnis, tai sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos nuskriaudėme per visą savo gyvenimą ir tas skriaudas reikia atitaisyti. Iš karto noriu pabrėžti, kad šito žingsnio jokiais būdais negalima daryti be globėjo, jokiais būdais, jokio savivaliavimo, viskas. Nes yra ten rašai visus tos, yra 3 tokie stulpeliai, kur rašai, kada nori padaryti tas skriaudas šiandien su žmonėmis, kuriuos gali pasiekti viskas vėliau, ir yra niekada, tas niekada, kur mes visą pragyvenome su mūsų visais romansais, finansais ir taip toliau, mes galime pakenkti kitiems žmonėms, tai tas yra labai svarbu. Suprantat, kad darytume tos žingsnius su globėjais toliau. Toliau yra 10., 11. ir 12. žingsnis, tai čia žingsniai, kuriuos mes darome kiekvieną dieną, kurie eina su mumis, mes tvirtiname savo gyvenimą, savo programą. Tų žingsnių dėka, 10. žingsnis, kada į mano gyvenimą atėjo savianalizė, kuri kiekvieną dieną analizuoja savo gyvenimą, ir jeigu pasijutau, kad klydau, tai yra nesunku atsiprašyti arba kažką tą skriaudą, kažką išlyginti ir taip toliau. Ir 10. žingsnio aš noriu pabrėžti, yra lozungas, yra ugdyti savitvardą. Ugdyti savitvardą, visiems rekomenduoju, buvo pakabinęs šitą raštelį, ugdyti savitvardą. Su tuo tai 10. žingsnis. 11. žingsnis malda į meditaciją, mes stipriname savo, čia apie mūsų tos visus ritualus, dieninius, vakarinius, mano dieniniai ritualai visi yra surišti su maldom, aš rytą atsikeliu, aš prašau Dievo dienos pragyventi tą dieną be alkoholio ir dorai. Aš prašau vieno dalyko dorai, tą dorumą aš sukeliu visas tas geras savybės. Viskas. 12. žingsnis tai mūsų, ką mes darome, ką aš dabar darau, mūsų
kada jau mes dvasiškai jau atbūdę, praėjo per visus žingsnius ir mes stengiamės perduoti va šitą žinią mūsų kitiems, va, ypač tokiem jauniem va, žmonėm kaip Aušra, man atrodo, taip, šiandien pirmą kartą. Tai va, aš Aušra, kaip sakoma, sveika atvykusi. Supranti, šitą, aš visada, kada ateina nauji žmonės, aš visada sakau, Dieve, gal šitas žmogus išsikapštys iš to šūdo, atsiprašau už mano tą žodį, iš to liūno, kuriame dabar jisai sėdi, kuriame dabar gyvena, gal vis tiek bus pas jį, bet yra ta, nu, kaip pasakyti, ta, nu, tokia, vat, toks nu, spindulys, tokia švieselė, supranti, vilties, kad žmogus gali gyventi normaliai, turėdamas tą žingsnį. Mano gyvenimas dėka programos, dėka jūsų, mano mėlyjeji, dėka visko, ką mes darome programoje, yra nuostabus. Nepakeičiau nei vienos geriausios dienos anam gyvenime, į pačią blogiausią dieną šiam gyvenime, ir tuo aš noriu, aš visus jūs myliu. Ačiū, Daiva, dar kartą pakvietė, ir jeigu kas, tai aš tada pabaigiu.